Olibet. Premium EuroLeague Basketball rėmėjas. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi susitikę EuroLygos ambasadai. Labas Martynai. Sveiks. Aiškios visos 4 komandos, kurios Abu Dabi kovos dėl EuroLygos čempionų titulo. Padovanoja mums EuroLygą 5 mačus, kurių dar neaptariam. Tai turbūt nuo to ir atsispiriam. Kuris vis pirma labiau patiko? Čia tokie turbūt nesudėtingas klausimas, nes labiau intrigos gal tik vienam gavos, ne? Nu, Monako turbūt su Barcelona vienareikšmiškai 5. Jeigu dėl kokybės ir dėl visko, kaip vyko rungtynės, tai jo, turbūt Monake, kaip viskas vyko ir daug įvykių, Spanulio sprendimas, turbūt nuo to reikėtų pradėti, kaip pakeitė visą seriją, išleidžia Kodėl nedimo? Papajanį. Būtum lygiai taip pat, kaip tu sakai, kad Dimo be šansų nepamatysim ir Papajanį būtum sakęs, kad be šansų, ne? Išėjo, jo, be šansų, visiškai be šansų. Bet žinai, dabar, kai aišku, lengva kalbėti po to, kai jau viskas įvyko ir dar kai pasiteisino tas išėjimas ir rezultatyviausias ir naudingiausias sezono rungtynės, kai sužaidė tokiu momentu, kur tu nežaidęs ten jau mėnesį virš mėnesio to Eurolygoje serijoje visus 4 rungtynės praleidęs, net nebuvai perstrengęs, realiai tai tokį sprendimą iš niekur, 3-3 trajekas, pikiam popose, nu įspūdinga, ką sugalvojęs Panulis, net nebėjau, kad gal nebuvo toks visiškai tikslas dėl to, kad tą pabandyti, kad grinai taip tiek laiko leisti ir kad viską pastatyti, sakykime, 5 grajų ant Papajanio, abejoju, kad toks buvo idėja, bet turbūt buvo pasiruošęs pabandyti. Bet aišku, Taiso 2 greitos pražangos ir reikia pripažinti, kad Taisas šitoje serijoje turėjo problemų su dideliais, ypač Hernagomis, kai pradėjo žaisti normaliai, tai tada tikrai atsirado Taiso tam tikrų problemų. Žinai, blogiausia krepšinį nuo atvykimo turbūt. Jo, apskritai visą seriją šiaip, bet tada žiūri prieš ką turėjo žaisti, tai ten to kontakto, ten to dydžio, tikrai ir Taisų jau buvo pakankamai nemažai, o tas Papajanio išleidimas 5 rungtynėse, sakau, susmigė tos 3 tritaškus lemiamų momentų pataiko, 21 naudos surinkas, ko geriausias sezono rungtynės, kur atrodė realiai iškritis iš rotacijos, gal net nebereikalingas tą komandai gali atleisti ir taip toliau, bet tai čia Spanulio tas sprendimas, ir pačio Papajanio, sakykime, buvimas pasiruošus, turbūt taip reikėtų išsireikšti, ką ir akcentavo jo komandos draugai po rungtynių, kiek teko matyti, netgi ten video buvo, kur bravo, kad buvai pasiruošęs ir panašiai, žinai, tai čia visiškai, nežinau, čia iš nieks turbūt būtų neatspėjęs, būtų pasakęs prieš 5 rungtynės kažkas, būtų pasakęs tau, kad va, Papajanis išeis, bus lemiamas, žinai, X faktorius čia ištrauks tokį ir čia sudominuos ir laimės tai 5 grajų, sakys, ką. Sėkmės, aišku, žinai, pirmo treko neįmeta, sėdant solą, visi pamirštų tą įėjimą. Žinai, bet visa serija vyko taip, kad, Izraelį nežaidė tų serijų. Aš pačiu būtų žaidęs pabandę dar, žinai, kelis kartus, nepaėjo, pakeitė, žaidžia toliau, bet čia 5 rungtynėse išsitrauk tokį ir kad dar pasiteisiu taip, tai sakau, dabar taip Spanulis gal atrodo geriau negu turėtų atrodyti, sakykime, vien dėl to, kaip Papajanis atrodė, bet ir pats... Gavosi, kad genijus. Gavosi, kad genijus visiškai, žinai, tai... Bet faktas, kad pats Papajanis buvo pasiruošęs, ir atrodė įspūdingai. Ir gynybų ten tie epizodai ten tikrai apsunkino viską po krepšių ir 3-3 taškai iš 3, tokiu momentu realiai šaltas, serijoje nedalyvaujantis ir taip toliau, nežaidęs Eurolygų ilgą laiką, kosmosas tikrai ne kasdien pamatys tokius dalykus, žinai, lemiamuose ketvirtfinalio rungtynėse. Ir kitas dalykas, kas man labai nepatiko jau tau. Dar apie Papajanį noriu irgi įdomu, kiek Spanulis komentavo tą savo sprendimą. Nežinai, irgi žmonėms turbūt klausimai, kaip tokie gimsta, ar tu, kaip kiti treneriai turi istorijų, kur atsiguliau, žinai, mėgoti ir pagalvojau, o čia jau buvo toks, kad išvakarėse treniruoti labai gerai atrodė Papajanis ir pagalvojau duoti jam šansą. Čia trūš dalykai, va tokie šneka, ar čia toks yra korektiškas tas atsakymas. Negi iš tikrųjų, gerai, davai, va 4 mes neregistravau. Jeigu tiesa, kad tai iš vakaro, visų pirma, gerai atrodo. Kokia ta treniruotė gali būti iš vakaro? Aš pradėčiau nuo to. Bet tai ką aš ir daug pataikėt? Tu nedarai, tos 5x5 kontaktinės treniruotės. Būna to kontakto, nėra tai, kad, tiesiog nežaidi, bet tu žaidi vis tiek minimaliai. Realiai, jeigu iš vakaro treniruotė darai, ten nežinau, ką ten gali pastebėti, nebent Spanulis jau čia taip pastebėjo, gal, nežinau, pastaruoju metu gal pastebėjo labiau negu iš vakaro. Jis kažkaip, kad iš vakaro pastebėsi ir tikėtis, kad tik tai iš vakaro pamatai ir duosi šansą, vis tiek tu turi būti pasiruošęs, turi tam tikras opcijas. Gali būti ten iš translationo, žinai, gal ne yesterday, gal per pastaruoju metu. Bet faktas, kad jisai priėmė tą sprendimą. Tai čia ne iš jo neatimsi, žinai, ir taip toliau, kad ir ten, nežinau, kad ir asistentas mums būtų atėjęs, žinai, išleis gal pamanyti, bet vis tiek tą galutinį sprendimą jisai priėmė, 19 minučių beveik, 17 taškų, 21 naudos, pliusas minusas. Didžiausias komandai, tai ką tu čia nieko daugiau negali, čia auksinis sprendimas ir ramiai savo važiuoja į pirmą savo finalo ketvirtą. Ir sužaidė turbūt toks, nors vieną monstrišką turėjo antras rungtynės žaidė, bet paskui
tas elementariai man su juo, va tokį, ką reikia atsiminti, jis būdos nepataiko, tiesiog atsistoja nepataiko. Pažiūrėjau per seriją kas trečią, iš 12-4. Nu ir automatiškai tą pasitikėjimą trenerio praranda. Bet galvoju, tu su Papajaniu net realiai tu, kai trauk Papajanį, tu nėra, kad tu trauki centro tritaškius, ne? Nes tau ir Taisas siūlo tritaškius, labiau trauk tiesiog tą 220. Čia turbūt centimetrų norėjo po kašių. Na, norėjo, nes buvo, kad Henogomesas tikrai gerai atrodė. Tam tikrom atkarpom, nu, ir turėjo ieškoti kažkokių tai, žinai, variantų. Papajanis ir pablokuoti gali. Taip, vis tiek, nu, per sunkiau permesti. Taisas gerai gali duoti kontaktą, bet vis tiek yra, nu, per žemas. Nu, ir tas Hernagomeso žaidimas nugarai krepšį irgi buvo ten tikrų epizodų, kur žaidė tikrai gerai. Nu, ir matom, Taisas paskutinės lemiamos rungtynės išeina į startą ir sužaidė vos 10 minučių. Tai, nu, ir parodo, kad netiko taip, Papajanis išėjo pasinaudoto šansų, bet, žinai, vis tiek galėjo ten įmesti ant tą trajeką, kitą, nu, nebuvo taip, kad išėjo per vieną atkarpą, žinai, sužaidė 20 minučių ir uždominavo. Nu, tiesiog išėjo gera pirmą atkarpą, paskui vėl grįžta Taisas, tada žaidė, duoda šansą ir paskui jau galė vėl Papajanį leidė lemiamų momentų, kas irgi atrodė pakankamai, nu, rizikingas, stiprų, bet tą vieną lemiamų trajekų būtent jisai ir smėgė, kai buvo apylygus rezultatas. Jeigu Dimo šansai Abu Dabi būtų 12 buvo arti 0, tai kokie dabar? Tai nebuvo net arti 0. Buvo kažkaip, nu ne, dabar 0. Buvo... Nes dabar jau būtų sunku įsivaizduoti, kad Papajanio nebūtų 12, nes kaip ir vėl nelogiškai, nors ar iš čia užsidirbo minutės finalo ketvirtį, kaip galvoju. Čia vien dėl to, kad taip atrodė 5 rungtynės, tu negali jo neregistruoti. Nu, ne, tokie yra, bet žinai, už 3 savaičių tos rungtynės, žiūrėjau. Ne, bet aš manau, kad viskas čia aišku, ta prasme, čia... Plus graikas graikų dar, žinai, draugeliai, tai viską, nu, žinai. Aha, bet kaip tai... graikas graikus dušis, vadino, atvažiavęs. Tai aš tik tai čia juokauju, aišku, aš perdedu, bet manau, kad, žinai, Papajanis, ką gali duoti tavo, pick and popą, trajekus ir taip toliau, nu, tą ūgį gali duoti, nu, Dimo, žinai, trajekas, toksai klausimas, nu, nežai specialiai pick and popo dėl ūgio, ten irgi po krepšių kontakto gynybos irgi, tai biškai kažkaip labiau turbūt Papajanis bus vertesnis tos vietos. Centimetrais prilyksta bent jau, ne, tada. Tai. Ir tai, turbūt... tai ir masė, tai vis tiek aukštas, nu, prasme, tai nėra taip lengva permesti. Tikrai Motiejūną lengviau, sakykime, užatakuoti, negu užatakuoti, žinai, Papajanį. Tai jeigu iš po krepšio žiūrint, tai manau, kad Papajanis... Ok, norėjai dar kažką iš finalo be Papajanio? Nu, tai prie Panterio norėjau prie Panterio to jo sprendimo, ok, žaidė pakankamai neblogas rungtynės, naudingiausias buvo Barso žaidėjas, bet tas paskutinis sprendimas per tą patį Papajanį, tarp kitko ir metė ten tą iš 8 metrų tą metimą, bet ant to laiko buvo pakankamai labai keistai atrodė, tas epizodas labai prispažįstu, tiesiog kamuolys jo rankose, -1, jis niekur neskuba, lėtai varosi kamuolį, 2 metrai už vidurio linijos, tiesiog metai tą pusę, nu, ten galėjai dėti sprintą, nu, prisivaryti tikrai galėjo arčiau kamuolį, mesti, nežinau, iš tritaškų, netgi iki vidutinio, manau, nusivaryti. Tai man tas sprendimas mesti iš 10 metrų per Papajanį atrodė, plus kai tu turi Papajanį, tu matai, ką tu turi prieš save, ten to laiko tikrai susiorientuota aplinkoje buvo pakankamai daug, tai dar paskui suskau dar kartą tą epizodą. Tai antrą kartą žiūrint dar keičiau viskas atrodė, nežinau, bent jau man gal aš šitaip... Toks iš karto man buvo pirmas jausmas, kad jisai nori mesti tolimą metimą. Jis jau žino, kad jis mes tolimą metimą, jis nieko nebando daugiau. Iš 10 metrų, tu gali skauti ant 2 žingsnius greitesnius, nes tikrai to laiko... Tai lėtai, tai realiai iki vidurio, net mano pirma reakcija, netgi kai tiesiog žiūrėjau, jisai lėtai varosi, galvoju, kodėl šitaip lėtai varosi, laikas baigėsi, tarsi nespės, nu, ir atsivarė iki 10 metrų ir metė per Papajanį, Papajanis dar pakankamai apsunkino iš tikrųjų tą metimą. Ir metimas į nieką dėl nieko, tai, nu, šiaip prisipažįstu, man tas metimas tikrai labai keistai atrodė. Nors, kaip ir sakiau, tas rungtynės šiaip atrodo ką, 23 naudingumo balai, 19 taškų, naudingiausias komandos žaidėjas, bet, sakau, tas, aišku, metimai 2 tritaškai iš 8. Dialo tikrai darė fantastinį darbą visos serijos metu su Panteriu, taip savo taškų ten jis surinka, tai faktas, kad surinks, bet jau ten apsunkint labiau ten tą gyvenimą Panteriu yra turbūt pakankamai sudėtingai. Nu, neišjungs tokio žaidėjo su tokiais, žinai, tokiam galimybėm, nors ir tu ne fanas Panterio, bet... Ne fanas. Bet... Nu ir pasvirtino, dar kart Panteris neišvedė savo komandos iš ketvirtfinalio. Reiškia, Kemzūra kažką gerą turėjo, nuojauto, kai kažkada Olimpiakose Panteriui sakė laisvas. Ne, bet čia, nu, geras, kur jam trūko šitą seriją, ta prasme, trūko turbūt žmogaus, kuris žaistų gerai kamuolį, Satranskis, nu, jie be žaidėjo, be kurėjo, jam viskas, per daug gal turėjo, netgi skaičiau, to kamuolio ir per daug jam reikėjo ten vargti, išsvarnėti tą kamuolį kartais, nu, tiesiog žaisti nuo vidurio ten tos Aizo ir Monako turbūt nėra labai paranki komanda tą daryti, nes, nu, tie gynėjai, sakau, tas Dialo, ką aš dažniau visos serijos metu su juo, nu, ten įspūdinga, ten prie pat prilipęs, apsunkino tos metimus, ten tritaško turbūt laisvą, nežinau, vieną gal kitą išsimetė per visą seriją, per 5 rungtynės, visi po driblingo, visi sunkus, visi ten tos, kur, kaip aš sakau, tas rankas kažkur iš šono dar bando pražangų prašyti, bet, nu, tie metimai tikrai buvo, iš tos rungtynės, 2 iš 8 tikrai buvo kokie 3 metimai, kurie, nu, tiesiog buvo, kad metami, žinai, tą pusę, nes, nu, tu žaidži Aizo ir ten reikia žaisti, ar to reikia mest, nu, bet šiaip turėjo pakankamai sunkią seriją Kevinas Panteris.
Šiaip, pavyzdžiui, jeigu neturėtum, nežinotum jokio konteksto, tik gautum tokį krepšinį, ką matyti tarp Monako Barcelonos, kiltų įspūdis, kad skirtingų biudžetų komandos pagal tas komplektacijas, kaip Monakas, va, ten bet žinai, Galo sėdi blogas. Veselis nežia, Laparutilas nėra, Nunes nėra. Ir ten matai, ten viskie Para, Brizuela, tempėte vietiniai. Tai dar čia, realiai buvo per vieną metimą. Sunkiai laimėjo Monakas šitą seriją prieš tokią Barsą. Sutinku. Ypač netgi gal skaičiu po tų pirmų 2 rungtynių, kur ten pakankamai ramiai namie sustvarkė. Tai kad nuėjo rungtynės iki 5 rungtynių, nuėjo iki 5, pralašė 2, bet pagal tai, kaip viskas šitas vyko, tai, Barsa, tikrai verta pagarbos vien dėl to, kaip kovėsi. Taip, to neužteko, bet tikrai turėjo šansą, realiai tikrai turėjo šansą patekti į finalo 4. Kas būtų kosmosas, vis dėlto dabar Barsa būtų laimėjęs šitas 5 rungtynės, mes kalbėtume apie Barsą, kurie visą sezoną nieko realiai nerodo, daug traumų, žaidimas banguoja ir tu būtum buvęs finalo 4, tai čia būtų virš galimybių, realiai žiūrint taip objektyviai tą sudėtį, nes kaip ir tu visiškai sutinku, kaip tu sakai, kad Monako ten tie žaidėjai, kaip pažiūrė, atrodo, kad Monakas, taip ant popieriaus dabar šiai dienai tas, kas žaidžia, netraumuoti, tai, tikrai geresnė komanda negu Barsa, bet įrodė tą labai sunkiai ir be namų pranašumo turbūt būtų ir neįrodė. Tai va, gerai, kad ką reiškia tas namų pranašumas. Ką namų pranašumas reiškia šiemet Eurolygoje, tai jau labai akivaizdžiai pamatėm. NBA vyksta anomalijos atvirkštiniai playoffai, bet čia ne apie tai šiandien. Jeigu Navarro, Barsos bosas dabartinis turėtų laiko mašiną, grįžtų 2 metus atgal ir Šarui kontraktą padėtų vietoj to, žinodamas, kas įvyko. Šitą temą jau mes lietėm, ten buvo visiškas nesupratimas, reikėjo palikti Šarą, čia net nėra. Ir 2 jau nepasteisinę, ne, su Grimau. Šaras dar būtų ir su šita sudėtimi išėjęs finalo 4. Nenustepčiau. Tiesiog, aišku, čia gal kažkiek perdedam ir taip toliau, bet tas tęstinumas. Jau mačiau pasispanus, gal ten šaržuoja, bet jau... kai reikia gelbėti Barsą ir kažką daryti iš naujo, kokią pavardė, tai Pesič, žinai, klasika. Pasikėlėm, tai ką. Yra ten, ne vienas toks klubas, kur turi tą ilgą meilės istoriją su tam tikrais treneriais ir Baskus galim prisiminti, čia turbūt gal pasispanus tas labiau. Dar nenustepsim per... Sena meilė nerudėjo, žinai, kaip sakant, ką. Lasui Realą gali atgal, ne, po truputį kažkaip ten apsivaikščiotų. Tai klausimas, žinai, kai ten jie, kokie santykiai ir taip toliau, bet ir klausimas, ką darys su Čiusmatėje, žinai. Spanulis po rungtynių taip pakalbėjo, kad nori laimėti, jam neįdomu skaičiai, jam neįdomu, kiek kartų jis patenka į finalo 4, sakė, tik titulas esmė, sakė, nenori būti to treneriu, kuris 10 kartų žaidė finalo 4 ir nei karto jo nelaimėjo. Aš iš karto, man pirmą mintį, ko ton Šaras stumi Spanuliau? Ar čia buvo tiesiog va tokia, nes, sakau, daugiau nesugalvosi trenerių, turinčių tiek finalo 4 ir neturinčių. Šaras 10 neturi, 10 dar neturi. 5-0 dar kol kas tik tai. Bet Šaras tokia perskaitė, čia galvotų, žinai. Šarui, manau, nereikia tokių persų, Šaras tą supranta puikiai, kad daug... O Hebriukai su Spanuliu, ar ne? Tokie Hebriukai, ką žaidė kartu, bet ten, tikrai nemanau, kad patys geriausi draugai. Ta prasme, viskas ten respektas tikrai yra abipusė 100%, kad yra respektas, bet tuo metu Spanulis perėjo. Bet Spanulis vis tiek labiau širdiolį žmogus dabar. Faktas, tai o Šaras visiškas pavo. Šaras pavo. Bet ką. Bet žaidėjai turbūt lieka, vis tiek. Ir laimėjo Eurolygą, tai ta pagarba, žinai, ta pagarba kartais gal daugiau duoda negu ta draugystė, žinai, jeigu tu gerbi vienas kitą. Bet aš sakau, man jau sakiau tau šiandien, kad treneriai kokie bus finalo 4, tai čia yra kosmosas, ką mes čia turėsim, kokie gali būti variantai, netgi pusneliai jau įdomu, Šaras jau Otamano neįveikęs. Tos poros, kokie jie skirtingi buvo abiejose porose, ne? Ir realiai Spanulis dabar prieš Barzoką, pirmi metai, žinai, kaip, net ne metai, pusę sezoną, žinai, Eurolygoje, tu iš karto prieš Barzoką buvai savo treneriu. O Barzokas galvoja žino, kad Spanulis jį keis Olimpiakose, kažką, kad čia jau parašyta yra. Aš žinau, kad žvaigždėse, tai perskaitė turbūt ir pats turbūt, jeigu galvo. Neįmanoma, kad taip neįvyktų. Čia tik laiko klausimas, čia net nebejoju, nebent, nežinau, kažkas kažką pasiūlytų, bet ką tu gali, kas gali... Dabar dar Monaką treniruos. Ne, tai treniruos, tai aš sakau, laiko klausimas, nebus čia kitais metais. Taip. Bet kad kažkada Olimpiakose treniruos Spanulis, tai čia, net turbūt tiesiog logiškas sprendimas ir taip toliau. Dabar žinai, kad jie vienas prieš kitą, paskui Šaras su Otamano, Šaras Otamano nenugalės daugiau negu 3 metus. Paskutinius 6 rungtynės 6-0. Tai gerai, kad šefės išėjo Tamanas, nes Turkija neišėtų, tada irgi nieko laimėti. Tai tu yra, o jeigu pagalvoji, kad turbūt labai minimalūs šansai, bet jeigu būtų toks finalas, kad Šaras prieš Spanulį, tai čia dar būtų, žinai, dar viena dvikova, tai tikrai įspūdinga būsiu žaidėjų, iš karto čia pirmas šansas, kad susitiktų finale, susitiktų jame, tai čia, tu yra scenarių, vien dėl trenerių iš tikrųjų.
Atrodo, kad labai smagus finalo ketvirtis ir atrodo, tos komandos vertos ten buvo, žinai, man tas papildomas akcentas. Šitos trenerius mėgstu, žinai, žiūrėti, analizuoti ir taip toliau. Tai manau, kad šitam finalo ketvirtį kaip niekad gausim medžiagos, kas liečia vyriausius trenerius, dvikovų, žinai, taktikų ir taip toliau, vardų, istorijų. Nu, nežinau, ką tu galėtum geriau čia iš Eurolygos. Nu, nesurasit labiau įdomesnių trenerių šiai dienai Eurolygoj, kad būtų, žinai, žaidę kartu, treniravę vienas kitą ir taip toliau. Nu, tiesiog taip nėra ir čia tas Panulio išėjimas turbūt finalo ketvirtį tą labai paštino, nes vienas jį treniravo, su kitu jisai žaidė. Nu, ir vienas prieš kitą žaidė. Nu, tai čia jau geriau jau nesugalvosi. O Atamanas tiesiog yra, Atamanas. Šiaip džiaugiamės tom faktas, 2 serijos, kurios nusidės iki 5 rungtynių yra džiaugsmas kiekvienam sirgaliui, bet apibendrinus dabar, pirmos 4, kas laimė reguliarkę, visos namus apsigynė. Beveik tos pačios, 3, ne, tos pačios kartojasi nuo praeitų metų finalo, netgi pusfinalį vieną turim identišką. Tokia įdomi, nenuspėjama Eurolyga. Nu, reguliarus. Prieš sezoną. Suktum dabar, kas bus finalo ketvirtas, skaitum. Oli, Pau, Feneris ir gal dar kažkas. Ir Monaka gal ten kas kelintas. 3 tikrai sakau, neatsimenu, ką ketvirtas sakau. Fenerį tikrai sakau, Oli, Pau, man atrodo sakau. Tai visgi nuspėjama ta Eurolyga? Nu, žinai, bet reguliarusis nebuvo nuspėjamas. Ta prasme, nuspėjama, nes dabar taip išiškėjo ir dabar taip susiklostė. Ir tas namų pranašumas labai daug lėmė, iš tikrųjų. Tai, nežinau, man atrodė, kad ta Eurolyga pakankamai nenuspėjama buvo iki šito. Dabar ar nuspėjamas finalo ketvirtas? Nu, irgi nenuspėjamas. Nu, dabar, jeigu spėliotum, žinai, apie finalo ketvirtą, nu, tai čia visokių scenarijų gali būti ir, sudėtinga, žiauriai sudėtinga pataikyti, žinai. Kad ketvirtfinalį taip susiklostė, jo. Bet kurias įsivaizduočiau abi baigtis. Ir nenusteptum realiai. Be pakeltų. Aš gal nustepčiau, jeigu, nežinau, labiausiai turbūt nustepčiau, jeigu Monakas praeitų, žinai, į finalą, laimėtų. Jeigu taip, žiūrint, kas laimėtų, o ar laimėtų, žinai, Feneris, Pau, Oli, tai turbūt nenustepčiau iš vis, bet kurios gali. Skaičiau, tos 3. Aš netgi mačiau ten tos šansus kažkur, kad Pau daugiausiai, man atrodo, Oli 2 vietoj, Feneris 3, Makabis 4. Kažkas ten paskaičiavo, žinau, pagal Monakas jo. Pagal tikimybės, bet aš tai manyčiau, kad tos 3... Aš gal irgi pritariu, kad Monaką į 4 vietą stumčiau pagal tą, jeigu jau tos 3, aš manau, žinok, nuo dienos, nes, finalo 4, vienas rungtynės, nieko naujo, klasika ir manau, kad turi pakankamai apylygius šansus. Ok, einam į kitą Game 5, kuris net nešia tokios gal intrigos, ten tikėjomės to didesnio mūšio, nes pati serija link to vedė, kur pirmi 4 mačai maksimum 4 taškų skirtumų baigėsi. Čia Pau ženkliau įrodė tą savo pranašumą, nors vėl matėm visus tos pačius požymius, kas buvo ir per pirmas rungtynės. Didelis atotrukis, vėl sugrįžimas Efeso, bet kažkaip šį kartą nepavyko užsikabinti. Čia dėl Osmano turbūt nereikia išskirti tų rungtynių visiškas MVP su 2,8 taškais komandui, antras rezultatyviausias Nanas su 12. Ką tu iš tų 5 rungtynių? Ir šiaip karjeros rungtynės, tai Nanas čia visiškai, Osmanas visiškai perėmė Nano rolę, pasėmė tą kamuolį, ten tas greitas takas bėgo, tai nežinau kaip išprotėjęs, o kaip geriausiais laikais, bet man jis niekada nebuvo toksai kažkoks ten labai jau, kad, žinai, veržtųsi, provokuotų pražangas, liptų, žinai, ir taip toliau, bet šitos rungtynės ten užsibaiginėjo fantastiškai, Trajekus irgi susimetė visas baudas, 32 naudingo balai, 28 taškai, tai ir apskritai sužaist karjeros rungtynės, žinai, lemiamuose 5 rungtynėse, yra stipru, jeigu girim Papajanė nuo serijai. Tai kad irgi yra stipru, tai Osmanui taip irgi, sakykime, sakyčiau, sezonas nebuvo jam ten labai kažkoks ypatingas, sezono pradžia ten irgi buvo, ten, aišku, ten turėjo atsišlifuoti žaidėjai, matom dabar jau tos rolės susidėliojusios ir Panathinaikos, o gretose ten būdavo, tai tas žaidžia, tai tas nežaidžia, o dabar jau matom ir tas kontrakto pratęsimas, turbūt kažką matė tas Atamanas ir valdžia Pau, kad davė tą 2 metų kontraktą naują, ir Atamanas, manau, kad per šitas vienas rungtynės jau tą kontraktą atidirbo. Jeigu taip labai jau čia vaizdžiai pasakius, visiškai dominavo. Abiejose aikštelės pusėse, įspūdingas pasirodymas realiai ant savo pečių, kol Nanas meta, kiek ten 4 metimai iš 16, prasta tikrai Nano serija, nors ten vidurkis, man atrodo, apie 15, jeigu neklystu taškų, bet Nanui 15 taškų ir gauna kritikos. Nes realiai vienas rungtynės suždė geresnės, tai jo, Efesas, Efesas kiek ten, 67 taškus įmetė, man atrodo, ne kiek, 67 taškus įmetė, nelaimės jokių rungtynių, jokių išvykų rungtynių, jokių... Ir Larkino neišsiskiriančios rungtynės. Ir taip, kai nesuždė tavo geriausių žaidėjai, tai tu realiai šansų nebuvo. Taip, jautėsi taip, ten grįžo kelis kartus, bet gale vis tiek Pavo solidžių tas rungtynės susidarė ir, reikia pripažinti, kad
Efesas turėjo šansus namie tą seriją, jeigu norėjo, tai turėjo 3-1 sudaryti, o prieš 5 rungtynės buvo tų mažai šansų, o taip kaip vyko tos rungtynės, tai tų šansų buvo turbūt dar mažiau ir ką žinau. Dėl tos intrigos, dėl prasmės, žinai, kas žais finalo ketvirtį, tai turbūt reikia sutikti, kad geriau, kad Pau tam ketvirtį yra, jeigu taip dėl bendro produkto. Aš tai sakiau, kad norėjau, kad Efesas pamoktų Pau dėl tam tikrų priežasčių, bet jegu taip žiūriu objektyviai... Duok praloškai pusfinalį dėl kokio teisėjo švilpuko. Tai jo, tai būtų visą gerą. Tai matėjau, teisėjai netgi stojo, kad kada čia, kiek dar tų grasinimų čia bus maždaug ir panašiai, kol čia Eurolyga kažką... Bet tai ką jam sako, piniginių neužtenka, ne, dalykų. Ką tu jam padarysi? Neišvaizduoju, Žinai, čia būtų žaidėjas, tai tu gali, mačų diskvalifikuosi, kas jam vėl išeis į Instagramą savo video, labai sunku. Užbeninsi, žinai, išjungsi internetą. Jis, man atrodo, į sefą jis ten negali jau gal 1,5 metų įeiti, nes ten visi... Jis neįeis tenai, man atrodo, jau visą gyvenimą, žinau, nebeįeisi ten, net ten kojame tenai, tai iš tikrųjų. Už tai ką prišnekėjęs, ne? Apie Osmaną tai jau turbūt dar verta irgi priminti, kad rinkiniais tempė irgi Atamano per tos langus visada veždavosi, ten viškiam atiduotas tas žaidimas į jo rankas. Ir jisai tų visą sezoną metų turėdavo tokių atkarpų, kur atrodo wow, bet ten ir baigdavo, žinai, 8 išlės pelno ir baigs rungtynės, tai 8 arba 10. Tai šį kartą kelias tokias atkarpas turėjo, kur su tuo siautuliukas, žinai, šiaip ir Turkijos rinktinė turėtų būti visai įdomi, jeigu susiveš ten Šengūną atsiveš iš NBA, čia su Atamano to stiliuku turi to talento. Turi, faktas tų žaidėjų. Apie rungtynės, ką nors dar tas lemiamas Pau, mano toks gal irgi įdomesnis pastebėjimas ne iš rungtynių pačių, bet vėl apie tą patį Atamaną. Kaip pratė visada atsimenu praeitais metais, jie ten pralošė man to pirmą ketvirtfinalį ir sakė, laimėsim Eurolygą ir ten, arba ten kažką išeina iš darbo, ne. Dabar jis išeina į finalo ketvirtą ir sako, aš neturiu jokio spaudimo 2 metus laimėti išlės ar ten 3 metus, mes čia tiesiog patekom dabar pailsėti ir galvosiu tik apie pusfinalį, jeigu laimėsim pusfinalį, galvosiu tik apie finalą. Kas čia tau tekstą parašė, žinai? Nežinau, ar matai, kur jie į Rūbinę, žinai, ten. Ten jau žaidėjams sakė, laimėti važiuoju. Nu jo, jisai aplaistė, bet jisai ėjo ten šiaip kaip Atamano mastelis, tai jis ten pakankamai ramiai, taip, solidžiai, sakykime, taip, pagal Atamano, žinai, visą kūno kalbą, tai jie taip tiesiog, jie ten aplaistė, okei, pasakė ten, kad, važiuoja laimėti, tu mori. Turi tą pasakyti, bet ta kūno kalba buvo kitokia, tas pasitikėjimas buvo... Bet kas čia yra? Ar kad netik ateitim, ar ant tiek išvargo? Ir įdomu, kad išvargo, tai aš net nebėjau, kad išvargo. Nu, vis tiek, tas nežiūrėk, kad Atamanas tikrai, nors ten kalbu ir aš ir daugelis, kad ten treneris, žinai, apie taktinius dalykus ten ir taip toliau, kad susirinka geras komandas, tokiu stiliumi jis laimi. Bet kad, jis tikrai nėra ant tiek, žinai, tenai durnelis, kad nesuprastų, kokia čia įtampa, kur iš eina, ką daro. Jisai buvęs, žaidęs, laimėjęs ir taip toliau, tikrai suprato, kad negali pralošti Efesui. Plus priskalbės tas bazaras irgi, tu neši tą naštą, žinai, tu pažiūrėk. Ir ne tik dėl klubo, dėl savo istorijos asmeninės. Visko, tu neši, tai aš net nebejoju, kad per tą seriją jis tikrai išvargo. Tuosime 5 rungtynės, klausimas, ar jie čia tik tikėjosi. Manau, kad tas toks palengvėjimas ten galbūt toks jau iš nuovargio ir buvo, kad ten tų emocijų buvo mažiau, žinai, ir kad čia arba labai protingai tiesiog parodė, kad rimtai žiūri tą finalo ketvirtį. Aišku, iš Atamano keista tikėtis ant to tokio, aišku, ne viską ir matėm, žinai, mes analizuojam ten kelis video klipus, žinai, kur matėm po rungtynių, bet šiaip tai ką, perlytai, nieko negali sakyti, tai aišku, su tokia komanda turėtum išeiti į finalo ketvirtą, jeigu taip jau labai žiūrint. Fener ir Pau, tas mūšis pusfinalį, tu jau užsiminiai, kad nėra Šaras Atamano ilgą laiką apžaidęs. 22. O šiaip, nežiūrinti tai, jeigu va taip per sudėtis eitum, palanki Feneriui principė, komanda Feneris turi ginklų eliminuoti pagrindinius Pau ginklus, tarkim, turi ką prieš Naną, turi ką prieš, nežinau, priekinę liniją pasiūlyti. Turbūt taip, ne? Ta priekinė linija, nežinau, bet Šaras nusugaba jisai kažkaip iššutuot. Bet klausimas, didžiulis klausimas, ar Lesoro žais. Čia vienas, ko jie ten tikisi, mačiau dabar. Matėjau tas workoutus, kur buvo įdėti. Tas jau ten dirba tikrai jau, pilną jėgą. Bent jau man tai pasirodė. Bet kita yra, Bet klausimas jo, apie formą. Kontaktai ir taip toliau. Faktas, bet kad turi ten gynėjų, kurie gali stabdyti ir Šaras moka ten tas išreikalauti. Ir Holas yra, ir Heisas, ir tas pats Kolsonas gali pasiginti. Ir ten matėm prieš Šorcą, Biberovičius stovėjo su Guduričiu. Tas Šaras prigalvoja tų variantų. Pau vis tiek ne apie centrus. Pau yra apie Nanas Luką. Tai taip, tai Nana matėm pristabdė kažkaip, bet tas, taip sakau, pristabdė 15 taškų, man atrodo, buvo jo vidurkis, greitai galiu pažiūrėti, kiek čia Nanas metė, po 15,6, bet, žinai, pataikymas žaidimo 42, beveik 43, 2,24 procentai 3 taškų.
11 naudingų balų. Tai tikrai pristabdė. Plius žaidė po 32 minutės. Tai tas pristabdymas 15,6 taško. Bet kas sakytų, kad jo Nanas buvo prašai išjungtas serijoje. Taip, toks jau vidurkis 15,6. Tik tai kas čia, Osmanas tik tai metė po 17,2. O daugiau niekas net buvo antras naudingas. Ir Slukas metė po 10,4. 3 žaidėjai, tai 10 daugiau. Tai vis tiek buvo vienas tų kertinių, nors atrodo, kad žaidė tikrai prastą seriją. Tai metimai ir Lasis nepataikė 5 rungtynės visiškai 2 iš 11. Tai manau, kad Šaras dengsis tai panašiai, stums bandys į dešinę ranką, žinai, bandys ko daugiau apsunginto tą psichologiškai nesmatymų. Larkinas, jau sakiau praeitoje laidoje, ten tikrai įspūdingą darbą darė su juo. Taip atrodo, kad tos skaičius surinko, bet ten tas planas, normalus. Stumi į dešinę ranką, centriukai, žinai, daro stepautą, padeda visi, kažkur kitur rizikuoja, bet aišku, žinai, kai rizikuoja, tai būdavo, kad tas pats Osmanas būdavo visą laiką laisvas. Kartas nuo karto ir kitą baudžias, tai už tas rizikas, bet normalu, turbūt yra realiau laimėti pristabdžius Naną, žinai, negu Nanų ir leisti autėti ir pristabdyti visus kitus. Tai čia tokia paprasta turbūt logika. O Šaras, žinai, aš sakau Šaro, aš tikiu, kad Šaras gali kažką sugalvoti naujo, gudraus ir taip toliau. Bet vėl, žinai, čia vienas pusfinalis ir klausimas, ką tu gali. O jeigu atvirkštinis klausimas, tarkim, jeigu paspavo Nanas Sluką minėjau, turbūt apie Fenerį vis tiek Nigerį, ne? Visi susiduria daugiausiai problemų. Tu kas čia pavo tam trečiam? Nes nebeža nei vienas iš pernai. Pernai trečių Grigonis arba Papapietru loždo, ne? Papapietru iškrytęs iš rotacijos, Grigas iškrytęs dėl medicininių priežasčių. Ir kas sengaunas, Kalaidzakį kažkaip nematom. Tai manau, kad Džerai Grantą pastatys ant jo, žinau, bent jau kažkiek. Užteks, nes... Jeigu žais 3 numerių, tai manau, kad pabandys. Klausimas, bet Heisas žaidžia daugiau 4 numerių. Tai nežinau, Juančio ar yra labai opcija stabdyti Heisą, klausimas. Bet čia yra bėdų bus Pavo, ne? Va su šita būtent pozicija turbūt. Bet Pavo ne per gynybą laimės. Jeigu Pavo laimės per polimą. Šaras gali per gynybą laimėti, žinai, nes visai kitokius stilius propaguoja abu treneriai. Bet bus labai įdomu. Šiaip tų mikro dvikovų bus tikrai pakankamai daug įdomių. Tas pats, žinai, Slukas prieš Guduričių kartu žaidė, laimėjo su Feneriu, žinai, Eurolygą. Jeigu žais vienas prieš kitą, žinai, tai ką, tas nugarai krepšį gali žaisti, tas greitas ir taip toliau. Skau, čia tų mečapų bus, manau, įdomių. Tas pats Osmanas gali, žinok, būtent Heiso. Dabar geras, ir žaidžia trečių, tapsime, ūgis, saizas vis tiek yra. Taip, Heisas gali žaisti nugarai krepšį, bet Osmanas nėra tas, kur negali atlaikyti kontaktų. Nes juk, žinai, pajaus kraują, tai Šaras per Heisą kiš. Tai, žinai ką, paskui kas Mitoglų yra, bet Mitoglų su prieš Heisą 4 pozicijoje. Irgi toksai, žinai, bet ką, kažkokį kažkas turės kažkur ateit padėti ir panašiai, bet aš sakau, tas... Šitas pusmenis labiau kaip fan atrodo, negu Olypao. Ne, tai čia visiškai, tai šitas čia 5 kartus įdomesnis iš tikrųjų negu tas. Nors nesakau, kad nebus tas įdomus, bet tiesiog dėl trenerių, dėl žaidėjų. Šiaip bendrai paėmus. Šitas ir pradės, jeigu kas jau iš anksto mėgsta žymėtis, tai penktadienį 18 val. Mūsų laiku šitie startuos, o 9, man atrodo, po 3 valandų Oly su Monako. Praeitą laidą išsižvengiam šiek tiek iš Jaskevičiaus komandos sugrįžimo iš po 5 serijos, kur atsikrojo Turkijos čempionatą ir ten pusę metų rekordą nutraukė. Vakar vėl gavo Malkų, gavo nuo tos komandos, su kuria realiai ten varžės dėl pirmos vietos, Bešiktašo, bet jau jie užsikrė pirmą vietą, Bešiktašas jų nebeplenks, bet pirmi antri, net ne Efesas antri. Ir jau papyko šį kartą Šaras ant komandos, sakė, negali būti tokia motivacija, sakė, esam visiškai nepasiruošę prieš finalo ketvirtą, bet... Tai ruošia, nieko. Tu prieš savaitę laimi 4 seriją 3-0 ir paskui, faktas, kad jiems neįdomu prieš tos Bešiktašo žais, bet negali sakyti, kad mes esam nepasiruošę finalo ketvirtą. Šaras gali. Tai čia viskas suprantu, čia Šaro visiškai... Čia irgi žinote žaidėjimą, ne? Čia klasika visiškai Šaro, kad tikrai perskaitys tas antraštė stambi ir taip toliau, tai net nebėjau, kad žaidėjai iki žaidėjo tas dalykas, čia Šaro, tu negali iš tikrųjų iš kitos pusės, žinai, čia gal žmonėm atrodo, keista, kad čia, žinai, praėjo, taip toliau, čia laimėjo, nereikia daryti big deal, bet čia žaidimai, čia treneris negali sakyti, ką dabar, kad sakys, ne, mes pasiruošę, viskas gerai, važiuojam laimėti titulą. Nesakys, ne Šaro čia mentaliteto, Atamanas gali sakyti, mes važiuosim, laimėsim iškelsus kumštukus, žinai, čia rodys ten tas taurės, benerius, ten tos viską. Šaras, plus Šaras nėra laimės dar Eurolygos.
Dažnai čia ta psichologija kitokia ir apskritai Šaras visai kitaip žiūri, ten tą paruošimą psichologinį visiškai kitokį jis naudoja negu daugelis turbūt trenerių. Jis naudoja tą, ką su juo turbūt naudodavo didžioji dalis jo trenerių per karjerą sutiktų. Tai mane čia visiškai nestebina, man iš karto aš tą antraštę perskaičiau, iš karto supratau, kad Šaras, mačiau, kad pralošė, taip, mačiau rezultatą, antraštė buvo tokia, iš karto pirma reakcija, specialiai Šaras sako, nes, jisai jo tokia filosofija, taip jisai reikalauja, jis yra maksimalistas ir taip toliau. Tai aš net nebejoju, kad Šaras, nenustepčiau, kad iš vakaro, kai ten atskrenda prieš dydienas, jie atskrenda gerai į tą finalo ketvirtą ir būtų, žinai, kaip visą laiką ten paklausinėję, ten interviu po treniruočių ar ten prieš treniruotės, pasakys, dar nesam ready ir taip toliau. Tai čia, bet klasika, aš nenustepčiau, kad visi gerai, ne 4-3 treneriai tą pasakytų, vienas to turbūt nepasakys. Visiems visada trūks, o vienam, sakys. Turi dar Šaro Feneris vienas rungtynės į finalo ketvirtą, irgi rimtas rungtynės, jeigu ten, ką reiškia rimtos, kai nebelėmė situacijos lentelėje, bet su Galatasaray, kurie irgi čia tik finalą prakyšė Čempionų lygos. Paprašiau, Martynai, tavęs prieš laidą išrinkti simbolinį ketvirtfinalio serijų penketuką. Aš savo nerinku, aš tau padėsiu iškritikuoti arba paantrinti taviškiam. Tai tikiuosi vieno, gal jau ir plius minus, jau man tavo sakė, man visą penketą, bet nėra. Bet tai va to. Ne, pas mane užsirašė vėl ant viršaus per daug kitos informacijos. Bet žinau, kad neužpykau tada, tai reiškia to ir nėra, nes labai ginčiačiausi, jeigu kažką išrinktum iš pralaimėjusios komandos. Nežiūrėjau. Nežiūrėjau. Tai... Ne, aš netoksai, aš nesuprasčiau. Negali. Šiaip buvo labai iš tų laiminčių komandų, buvo šiaip... Gal net galvoju nebevešiau tam laidų, jeigu, žinai, galėtum jo, iš Paryžiaus 2. Aš tokių laidų nedarau, ne, šorcų nedėjau jau, šorcų nebedėjau. Ir Hifajus, kaip sako, Hifi. Tai pradedam nuo kito galo, kaip sakant, sakei, daugiausiai problemų sudarė ieškodamas aukšto ūgio. Tai geriausias aukšto ūgis buvo Papajanis, iš tų laivų, o kitas, realiai Milutinovas 14 balų, bet aš jau pasielgiau. Pas Fenerį tokia neegzistuoja apskritai, ne? Pasielgiau šiuolaikiškai. Hernan Gomesas turėjo vieną gerą grajų, bet irgi ten iš vieno nepritrauksiu. Aš pasielgiau kitaip, realiai mano penketas be centro, nematau jokių problemų. Nes tiesiog buvo gynėjų gerų, buvo trečių numerių gerų ir aišku vienas ketvirtas, Nigelis Keisas, nežinau, trečias ketvirtas, bet tai pas mane Vezinkovas, didelis žmogus. Su Nigeliu, ne prekinė linija? Nigelis Vezinkovas, Maikas Džeimsas, Biberovičius ir Osmanas. Aš tokius dariau, buvo šiaip klausimų dėl Alfa Diallo, labai norėjau įtraukti tą penketą, nes tikrai turėjau įspūdingą formą, ne tiek... Bet tada nebent vietoj Biberovičius. Tai va, ir šalia parodyta pas mane Naucijų, Biberovičius, Diallo ir Papajanis šalia Vezinkovo. Paprastai, sustrašiau. Papajanį būtų jau per drąsų. Bet norėjau paminėti, tokią įtaką padarė tai serijai ir taip toliau. Tai žinai, ką, Maikas Džeimsas suždė tikrai įspūdingai. Solidžią seriją, labai solidžią. Ir penktą grajų suždė solidų ir apskritai, visiškas lyderis po 19 balų, 16,6 taško procentai, 55, 41 ir 83, 6,4 asisto, tai tikrai kokybiška serija, po 2,4 klaidos, tik tai jam tai yra tikrai mažas klaidos. Ir nesėmė ten tų hero daug, ką jau buvom pratę. Tai žaidė visiškai komandiškai, tai... Bet norėjau paminėti, sakau, tikrai Alfa Diallo, kur jo procentas žvys 7,6, 5,2, 100. Ir plius gynyba prieš Panterį. Ir plius gynyba prieš Panterį. Tai taip, 12,8 balų, kažkiek gal pritrūko, tas pats Elio Kobo tikrai turėjo irgi gerą seriją, dar buvo naudingesnis biškiai už Diallo, bet aš nuėjau prie Biberovičius, nes kai tada Biberovičius skaičius pasižiūri, 17,3 taško, tiek pat naudos, 2,6, 3,7, baudas, 7,5. 17,3 naudingo balų, tai manau, kad Biberovičius buvo vienas tų, kaip Šaras sakė, ne X faktorius, bet tiesiog faktorius tos serijos, tai aš tai skaičiau, kad toks gal ne X faktorius, bet toks kažkiek netikėtas gal faktorius, kad toks stiprus faktorius buvo toj serijoje, tai aš išrinkau jį būtent antroje pozicijoje. Tai jisai su Maiku Džeimsu ir paskui jau eina. O iš Pau nieko daugiau nesuosi be Osmano, nes jis iš tikrųjų ir serijos gavos. Ir pagal skaičius tiesiog geriausias komandos žaidėjas, ne? Jo, jisai, taip, rezultatyviausias 17,2 taško, 16,8 naudingų balų. Hernan Gomesas, Juančio buvo arti šiaip 16 naudingų balų, tai dar galėtume apie Juančio pagalvoti, nežinau, kaip antrą didelį, šiaip kas įspūdinga, Juančio rinko 16 naudingų balų su 8,4 taškų vidurkiu. Žinai, ko Juančio... Nes po 8,8 kamuolio atkovojo visų serijų. Žinai, ko Juančio bus labai ypatingas tam Abu Dabyje, toks ypatingas, nieks nebuvo 20 metų. Vienintelis ispanas finalo ketvirtį. Ai, nes nėra ispanų. Vienas mes, man atrodo, nebuvo, kad ispanų komandos nebūtų finalo ketvirtį. Tai Juančio... Ispanas?
Nu, bent jau kažkur tokius mačiau, greit permečiau, nu ir ką, Oli neturės įspaun, Feneris irgi neturi. Ir Geras. visai įdomus, ne? Apskritai, reikia pripažinti, kad mes kiek čia, nežinau, 10 metų, 15, 20 gal visi kalba, kad čia Ispanija stipriausia lyga, Europai. Bet panašu, kad čempionų lygą laimėjo Unikacha, bet man atrodo, kad tas... Bet tau nesivalia sakyti, kad graikų stipriausia. Jo, bet dabar, žinai, tas stipriausia, man patruputį norėtųsi į tokį, nežinau, lygiausią ar konkurencingiausią, žinai, lygą. Aukšto lygio. Stipriausia, žinai, tai kai tavo ne viena komanda į finalą 4 lygų nepapuola, kai tu turi ne vieną ir ne dvi komandas stoja tam turnyre, tai irgi toksai sąlyginis. Ir kai nepapuola jau į finalo 4 ir matai, kas vyksta su tom komandom, Realas ten nesusiperka ir taip toliau sukomplektuoja, prastai Barsa turi problemų, traumų, ten keičia trenerius irgi tenai konfliktai tiek su Šaru, tiek su Mirotičium. Irgi atrodo, kad kažkiek eina žemyn ir bendrą tą įvaizdį irgi sudaro, kad kažkiek jau turi tų problemų kitos komandos. Matai, graiko abidvi grandai, ten aišku, atotrykis nuo tų kitų komandų, graikai žiaurus, Monakas šiaip pakankamai greitai čia įsiliejo į tą elitą, reikia tą irgi paminėti, tikrai keli metai Eurolygų, ir ką, finalo 4, tai čia yra tikrai įspūdinga. Monakas dar turės reikalų ir Prancūzijoje, tenais reguliarkė labiau patyrė dabar pralaimėjimą, tai 1, 2, 3 vietos vos ne vienodai. Maikas Džeimsas pasiaiškino. Gali žmonėm papasakot, Maikas Džeimsas, ką... Aš istoriuką savo net įsidėjau pas savo į Instagram. Tai nepasakok, tai gal Instagram'e pažiūrėjau. Leidau pabalsuoti, ar čia normaliai padarė, ar nenormaliai Maikas Džeimsas. O kaip tau atrodo? Ne, ten kažkaip ir parašiau, kad ar per daug, ar viskas okei. Leidau pasirinkti, žinai, tą komentarą, kad jisai rašo rungtynių metu išvarytas iš aikštelės. Rūbinį, tik aišku, telefoną pasiėmė. Aišku, ne, tai telefoną pasiėmė, tu žiūri savo komandos grajų. Tai gal rodo Rūbinį per kokį? Ne visur būna, žinau, tikrai ne visur būna. Bet rašyti komentarus viešai... Pradžiai parūkyti išėjau čia, paskui nausėda parašyti, ką galvoja. Bet čia šiolai Mike Džeimsas yra iš tų, kuris mėgsta, neslepia savo... Ir jis parašė teisėjai iš tai, kodėl tu nešvilpi Eurolygos pliofos, kažką tokio, ne? Nes Eurolygos teisėjas. Tai turbūt tas, kuris jį išvarė, turbūt davė ant techninį, nežinau, Rabė ar vieną, bet turbūt... O epizodą gal matai, gal už ką ten nevertas? Mačiau tiesiog. Bet man nereikia epizodų žiūrėti, ar vertas ar nevertas, tiesiog tokį komentarą, kaip parašai, yra... Rungtynių metu. Pakankamai yra stipru, tai sakau. Pakankamai tikrai stipru. Dar turiu tau klausimą. Neįspėta irgi iš anksto. Prasideda. Niekas nepatikės. Ar pasakytum, kas yra... Tada labai gerai vaidinam, jeigu susitarė. Ar pasakytum, kas yra rezultatyviausias visų laikų finalų 4 Eurolygos žaidėjas? Čia pirma dalis klausimo. Ir kas iš dabar patekusių jį gali aplenkti šitam? Slukas gali aplenkti. Taip. Ir nedaug trūksta. Slukas yra įmetęs 191 tašką, jo čia bus 11. Tai jis yra 20 grajų sulošęs finalo 4, bus 2-2 sužaidęs. Nesakysiu, kas daugiausiai sužaidęs, nes neįdomu apie tą šalį kalbėti, o... Aš žinau, kas. Hrepą. Tai taip. Bet Hrepą nėra rezultatyviausias. Rezultatyviausias lenkia Sluką 23 taškais. Slukų reikia 2-3 įmesti, kad pasivytų. Realos žaidėjas, ne? Tai arba Lulas, arba Rodrygusas. Lulas, man atrodo, ne? Lulas. Jo. Tai aš mačiau, buvo kažkur tai Instagram'e, praskrolinau bendrai. Aš irgi nepats jau per visą finalo 4 skaičiau. Išsidavė. Bet yra šansų, kad aplenks. Kiek čia 23 trūksta? 23. Labiau lažinčiaus, kad neplenks turbūt. Tai kiek iš čia? Įmetė šitoj... Neturi vidurkio 11,5 ar turi? Po 10,4 metų šitoj serijoje. Trūksta. Bet nepamiršim, kaip finalo 4 žaidžia Slukas. Čia MVP pasiema dažniausiai. Kur aš sakiau, aš beveik nebejoju, kaip pasu mėgsta, žinai, kažkieno pavardę prizą pavadinti. Fordo, rezultatyviausia. NBA būna irgi dabar, kur duodas trofėjus. Tai aš net nebejoju, kad finalo 4 naudingiausias žaidėjas tikrai Sluko trofėjai turės gauti. Jis blemba, jis kiek ten, jis kažkokį turi tą mygtuką, kur būtent tiem jau titulo rungtynėm. Taip, visai čia man 23. Nėra, ne 30, žinai, ne 40, kad dėl to, kad reikia kreditą. Bet jam, žinai, nėra čia ir dabar būtina pagerinti. Ar kitais metais spės? Finalo 4 dar, manau, turės. Turi 3 metų kontraktą, kiek dar 2 liko, man atrodo, tai ką? Į NBA nebent su visu Panathinaikos. Nebent, jo. Yra, tai negalėtumės. Čia yra kitas dalykas. Ne, bet kitais dar ne, tai dar kitais bus. Jo, dar vieną turės. Tai spės, per 4 rungtynės tikrai surinks 23. Jo. Lulas greičiausiai jau nebesurinks. Einam prie įdomiausios rubrikos naujienėlės ir gandeliai. Kažkaip čia visą laidą beveik rašėm ir tada tik prie gandų. Kažkaip tai užtrukom. Normaliai, nedaug. Gandai dažniausiai pradžioje būdavo, atsimenu, antrą kokią temelę, žiūriu jau. Išsilaikiau, reikėjo, žinai, tą oficialią dalį vis tiek apie finalo 4. Efeso viršininkas, galiu ir vardą, sporto direktorius Izmail Senol. Nežinau, ar kam nors ką nors sako, nesvarbu.
Bet gana taip atvirai pakalbėjo, pasakė, kad banki turi pliusą šią vasarą ir tiek prezidentas nori, kad liktų, tai daugmaž davė suprasti, kad banki sprendimas, ar jisai norės tęsti. Tada pasakė tiesiai apie Micičių, sakė, labai puikiai su juo bendraujam, iš čia į Stambulą atvaro gegužės pabaigoje ir taip toliau, bet jeigu nėra variantų, kad jį turėtume, turim Larkinui mokam pinigus, išvardino krūvą žaidėjų, su kuriais jau yra, kuriam pasiūlyti sutarčių pratęsimai. Sakė, elementariai negalėsim dalyvauti tam bidding war, kaip jis reiškia, kare pasiūlymų. Aukcione. Nes dėl tų visų naujų taisyklių, tu tada eitum, realiai tau jau dvigubai pinigai gaunas, ką reikia, o visi žinom apie Tel Avivo HPL užmačias 5 lemus atiduoti Micičiui per sezoną, tai, na, tiesiog šitą realistiškai priima situaciją Anadolu Efes bosas. Aišku, skaičiau pasispanus iš karto ir ten yra Mundo Deportivo, tai čia yra Barsos, būtent jie ten, žinai, turi savo žiniasklaidą. Tie iš karto šansas Barsai, žalia šviesa Barsai, tu supras, kaip Efesas nebeima Micičių, tai čia jau jie. Kažkaip žurnalistai, mes jau geriau tą informaciją turime apie biudžeto situaciją, kad ten žopa jam. Nu, šiaip, kai žinai, kad Micičiui reikia mokėti, nežinau, 5 lemus, bent jau, kad pagalvotų apie pasiūlymą, nu, tai turbūt... Tai aš kažkaip irgi Barsas atrodo, ne Barsas, žalios šviesos. Atrodo, ja, čia reikalai. O žaidėjus pavardino, tai jeigu kas kažką buvo nusižiūrėjęs, aš įsivaizduoju vis tiek visokie ir Žalgirio fanai, tarkim, žiūri, ką čia galėtų Žalgiris pastiprinti, kam čia kontraktai baigės. Tai tiesiog išvardino, sakė, derame su Osmani, su Ilmazu, su Elijah Bryantu, su PG Dozeriu ir su Bubua. Atseit pozitiv viskas ir davė supras, kad turėtų Nvoros nebelikti komandai ir iš karto, žinai, kas reagavo. Aš pripažįstu, tau parašiau, ar Žalgirį tiktų. Pasakys, kaip sureagavau. Galiu pacituoti, jeigu rasiu. Nemanau, kad galėsi. Gal galiu necituoti, ne? Manau, kad negalėsi. Bet tu žinai, tai va, tu, Martynas man trumpas, bet konkretus buvo atsakymas. Jeigu atsimenu, buvo citata, na, jeigu geriau pagalvojus, gal nereikėtų. Kažkas tokio, ne? Nu, jo, čia grinai, skamba kaip aš galėčiau tai pasakyti, va, grinai čia, jo. Gerai, čia išvažiuoju. O žinai, kas jau iš karto rašo, kad Makabis. Ką, Nvorą? Nu, jo, jau jam čia, o Nvorą čia irgi. Nu, jie matai, jie turi kūrėjų, tai jiems reikia metiko, jo, logiška. Nu, kūrėjų jie turi. O kodėl tu skeptikas Žalgiris turės gerų tokių pasirodymų? Kuris kamuolį galėtų pasvaryti pradžiai. Tai vis tiek Francisko trins tą kamuolį, bet gal turėtų gerą ir... Reikia antro trintuko. Vorą tikrai negali būti antras trintukas, jis gali mesti. Atmetė, ne? Ne, variantų nėra. Nu, nėra vietos, natūralių būdų, netokio žaidėjo reikia Žalgiriui, tai ir nereikalingas. Ne tas stilius Žalgiris apskritai žaidžia, iš tam Nvorai, tai žinok, Makabį pasakyti, iš karto mintys ir limpa. Ir tinka, ne? Nu, tiesiog va, toks, o Žalgiriui pasakyti, nu, iš karto netinka. Tiesiog natūrali tokia reakcija. Nu. Jie dar Stanley Johnsoną minėjo, jeigu kas tokį pameno turėjo, aš tai jį labiau atsimenu iš kaip NBA žaidėjas, kuris kažkada yra į rolę savo turėjęs. Pistons berods. Daug kur ten žaidės. Tai sen visai nepritapo, jį išmetė anksti, bet irgi apie jį pasakė, kad jisai kitoj komandoje ten lyderis galėtų būti, nes tikrai ten to talentų yra. Tai kartais nesinori taip žinai nurašyti, kad kažkur blogai atrodo. Kaip ir matėm tas pats Menekas, juda Turkijos lygoje gaudamas po 30 minučių. Aš sakiau, kad judėtų, aš tau sakiau. Ten to judėsiu per daug gal. Ir lyga tokia. Viskas čia okei. Vienas įdomiausių šios savaitės nuotykių, kas įvyko, tai man tai Belgrade įvyko. Matei tą? Šito tikrai nebuvo laidos aprašyme, apie ką kalbėsim. Nu, prie naujienų, tai čia didžiausia naujiena. Butelio metimo į galvą? Nu. Mačiau. Bet žoskai, ne? Čia jau stipru. O matai paskui nuotraukas, kaip atrodo servo galva. Mačiau. Nu, čia nereikėtų šiaip juoktis, tiesiog. Nu, jo. Tokia pastabėlė, bet... Aš atsiprašau, bet tiesiog toks kaip filmo visiškai. Aišku, nieko nežinom tų dėl ko, nes... Gali tik nuspėti. Serbija ir ten, kas dalyvavo, tai gali nuspėti, dėl ko vyko. Aš kiek priskaičiau, nes serbų žiniasklaida, ten, žinai, pas mum penktadalis. Ten aš skaičiu intervus ir tų, kuris su ta visa. Ten anot jo, tai vienas su buteliu buvo Partizano žaidėjas, kitas su peiliu, kitas turėjo kažkokį metalinį daiktą, atseit jam kakto yra peiliu perpjauta. Nu, ten žodžiu. Partizano Hebriuko atseit versija, kad jos ten klube pradėjo rasistiškai, nes jie buvo su mergom, atseit mergom. Norėjau pasakyti iš karto dėl to. Iš kitų eina, kad nevelnio su vienais kapojas, o paskui žaidėjai laukia ir kažką kitą atseit užpuolė. Ten, žodžiu, reikaliukai. Tai ten policija įtraukta, ten gali įvairiai baigtis, bet, nu, retai pamatysi. Čia žiauru. Carlick Jones, žinai, čia ne kad kažkokį random, tai tas, kur butelį tą galvą daužo. Apskritai yra kosmosas, kad tokių... O apskritai, kad 4 ryto, ką tu veik prie naktinio klubo, neturėtų būti kontraktas, kad tokio mes ne pirmą kartą girdim Belgrade. Nesu buvęs mieste, tokių laikų neįsivaizduoju, ką Kašiorį gali. O būna pas Kašiorį sutartį, kad tu... Viską gali daryti, ką nori. Nu, tai mėtinai butelį gal
Nesugirdėjau. Ne, nu čia aš suprantu tokia gyvenimo, žinai, ką gali, ką negali. Ne, tai bet apskritai, kontraktai tai neįrašyta, aišku, kad tu turi būti namie 11 val. Vakaro, bet yra klubo vidaus taisyklės, nežinau, dabar klubai pasirašinė, aš senokai žaidžiau tokiam klube, kur reikėdavo pasirašyti tokius dalykus. Bet anksčiau būdavo, kad turi pasirašyti klubo vidaus taisyklės, bet tos taisyklės, žinai, kaip yra, kaip aš jas interpretuoju ir dauguma kašiorų. Čia grintavo tokiem atvejam ir yra. Dažnai niekas tau neatskabinės, jeigu tave ten pamatys kažkur, tai žinai, valgantį ar ten su mašina važiuoti ar dar kažką, nu, kad ir vidurį nakties. Aišku, bet po tokio... Ne komendanto valanda. Bet jeigu tokio situacijos pamatys, tai vien dėl to yra ten tie, žinai, tos taisyklės klubo ir tas pats Obradovičius sakė, kad mes turim taisyklės, bus čia, nors žaidė visi rungtynės, man atrodo. Jo, visi žaidė. Bet tikrai dar įspręsta tą problemą, žinai, ir tikrai kažkaip nubaus. Nu, tas ne čia faktas, kad nubaus. Išmesk tuos 3, tai ten ne. Išmest, žinai, čia išmest. Savadrės nepasims. Čia išmest, nu, plus tokiu sezono metu, čia, žinai, būtų gal sezono pradžioje, net nebijoju, kad būtų gal visai kitokia reakcija, bet... Čia faktas, kad yra blogai, o, žinai, krepšininkai turėtų sulaikyti, esu pats buvęs ne kartą ir Graikijai žaidėsi, toj pačioj Lietuvoje, būna tų konfliktų, ta prasme, ten prilenda, ten, žinai, išgėrė, girti, dar kažkas kabinėjasi, okei, aišku, ten jeigu rasistiniai, ten tie buvo, žinai, ką rašo su amerikiečiai, žinai, tai ten būna kitas lygis, žinai, mes tai ką. Bet yra, buvo... Įsivaizduojant Belgradą, aš netmetu, kad galėjo būti rasistai. Tai galėjo, tai dėl to aš tau iš karto ir sakiau, kad greičiausiai dėl to ir vyko, bet... yra tų buvę situacijų, žinai, kažkas priskabina kažką, bet tu, nemeti, žinai, jau butelio metimas į galvą, laukia išėjus, palaukus, ar ten, čia jau tu... Bet jeigu tu jauti, kad jo nenujungsi, tave ten sutrips, jeigu ten vietiniai, tai... Tai jo, tai aišku, gynėsi gal, bet žinai, išneš butelį, visų pirma, išneš iš baro butelį, tai tu jau galvoji, ką tu darysi. Žinai, tu neatsirado, butelis neatsirado, neradai gi laukia, išsinešai tu iš baro. Tai, žinau, buvai turbūt pasiruošęs arba norėjai, aš nežinau, čia nenoriu nieko sakyti, bet tokių situacijų faktas, kad reikia, tikrai reikia išvengti, o kad ten atsitinka visiems krepšininkams visokių tokių situacijų ryte, tai faktas, kad būna, kad buvo ryte, bus išėjo į miestą. Kažto pasakyti, ne pirminį, ne paskutinį ir... Tik dar šnekėjom, dar irgi apie tą patį Partizaną prieš mėnesį, jie prieš Eurolygos rungtynes keli legionieriai sugebėjo išeiti pabaliavoti. Tai čia... Ar dar ką prisimenu irgi iš tų tokių, kaip sakai, čia tų juoktis negalim, bet iš to bičo, kuriam gerai pabjaurotas veidas nuo tų šūkių, sakė, jis Partizano fans. Bet čia gal, žinai, advokatai jau primokė. Gal subaikė. Gal iki tol buvo lybet, kai jau gavo iš būtelę, žinai, persivertė. Pabaigai dar įtūdis, kai visada mėgėjęs pasišnekėti apie visokius jau ten organizacinius reikalus, jis pats yra Eurolygos trenerių asociacijos prezidentas. Ir jisai visada, šiaip mūsų toj stovyklų yra, kad atkrintamosios būtų normalios serijos, o ne finalo ketvirto šalininkas. O dabar tokia idėja pasakė, kad apsai sako, vėlinti reikia finalo ketvirtą. O aš pradžio galvoju, tu durnas, gal man 3 savaitės laukti, jau dabar atrodo nesąmonė per ilgai, bet tada gal ir visą sezoną. Pasitelk irgi futbolo pavyzdį, kad su Čempionų lygos finalu baigėsi tiesiog futbolo sezonas visoje Europoje. Tai anot jo irgi būtų normalu, jeigu visos šalis jau būtų aišku čempionai visose valstybėse ir tada tik vyksta Eurolyga. Bet kaip tai įsivaizduoju, tą jo idėją birželio pabaigoje daryti, tada Eurolygos finalo ketvirtą ir turėti 1,5 mėnesio pertrauką, ar visą sezoną stumti, bet tada pliofai dar vyksta su vietiniai pliofais, Eurolygos pliofais. Ir gal trykį. Labai sudėtinga, manau, būtų tą padaryti. Ir kuo čia tas uždaryti sezoną Eurolyga? Ką tai... Ale paskutinis toks trofėjus, rimčiausias Europos trofėjus ir baigė sezonas. Apskritai krepšinio sezonas. Čia tokie iškeli Eurolygos kažkiek tą tokie, ne, kad mes uždarome. Bet žinai, jeigu tu, žiūrėk, aš suprantu, ką jis nori pasakyti, lyginant su futbolu, bet futbole biški vyksta viskas kitaip. Futbole nėra playoffų. Futbole tu žaidži čempionatas, uždi 2 ratus ir baigėsi čempionatas tiesiog. Okei, turi persvarą, neturi, ten tau nereikia serijos taškytis tam, kad tu paimtum trofėjų. Prie ko einu. Tu įsivaizduok, dabar žaidžia graikai su Oli su Pau, žaidžia 5 rungtynės ir kažkurie laimi, kažkurie pralošia ir už savaitės varo žais finalo ketvirtą, jeigu abi komandos. Vieni išsitaškė, kiti išsitaškė, vieni laimėjo emocijos, viską, vien dėl to žiūriu. Futbolas tai taip, sakau, baigėsi. Futbole būna, kad jie kovo, ten balandžio galėjo, žino, kas laimė, kas čempionai, okei, viskas atšvesta, viskas jau nurimė ir taip toliau, ruošiasi jau tam. Ir plus ten tik 2 komandos dalyvauja tam finale. Čia dalyvauja 4. Vėl yra, skirtingi dalykai, tie čempionatai skirtingais tempais vyksta, čia, kad suderinti visus. Čia vėl reikėtų, kad vėl, jeigu visi po FIBAs keičia. Aš suprantu, ką jis nori pasakyti, bet aš kažkaip krepšinis, ypač kai žinai, kad finalo serijos visur yra, žinai, visose šalyse, tai yra skirtingi dalykai ir suderinti viską, kad plus tu nežinosi, žinai, vienom komandom tada gaus, dabar tai, žinai, baigėsi pliofai, plus minus visus laukia tiek pat, į ketvirtą. Okei, čia užtruko tos ten ekstra 3 dienas, nežaidė 5 grajus. Šaras gal gavo biškai, bet okei, bet tu žinai, kad tiek laiko turi pasiruošti, gali planuoti, o dabar serijos metu, tu realiai turi galvoti apie, finalą, jeigu žaidys, sakykim, vietinės pirmenybėse, tu turi galvoti apie finalo ketvirtą, kuris ten bus, nežinau, už savaitės ar ten už 10 dienų, plus tu nežinai, kada baigsi
Iš 3 rungtynių. O dabar jie lauks, ne? Jie po finalo ketvirto pradės finalo serijas. Taip. Bent jau graikai, ne? Jo. Nu tai žinai, nu tai sakau, man, aš sunkiai įsivaizduoju, kad įmanoma tą padaryti. Iš žaidėjų pusės, blemba iš taškai, okei, čia irgi tas ketvirtas, paskui sunku į pliofus, bet nežinau, man, sunkiai įsivaizduoju, kad tiesiog su Eurolygos finalo ketvirtu baigės tas, visiškai išsitęstų. Faktas, kad galėtum gal kažkaip tą reguliarų ištęs, bet, vėl, tas, viskas įsitęsi, tada vėl derinti viską su vietiniais čempionatais, visuose vietiniais čempionatuose skirtingas rungtynių skaičius. Kai lyginau, kokia Lietuva su Graikija, žinai, aišku, Lietuva turbūt nedalyvautų finaliniam ketvirtui, gerai, Ispanija dar žaidžia reguliarui, graikai seniai pabaigė, prancūzai dar žaidžia reguliarui, žinai, čia realiai tik tai graikai pabaigė. Tai graikam gal okei, bet šiaip, manau, kad labai sudėtinga tas gali būti. Tai turbūt šiam kartui tiek, Martynai, ačiū tau. Kitą savaitę mes irgi su jumis būsim ir padėsim jums laukti finalo ketvirto. Tu užtėjimas kitos savaitės atsakingas? Ne, problem. Tai turbūt taip sitarėm, galim gal irgi... Vienas gal galiu? Galim bandyti? Ne. Ne. Aš be tavęs kaip be rankų. Tau bus liūdna, čia vien dėl to, kad laidai... Ne, tau tai suprantu, kad vienam būtų fainiau, supratau gerai, čia pasakai, aišku, logiškai. Ne, tau bus liūdna be manęs sėdėti. Kiek kritikos šiandien gavau, tai neįtikėtina, bet okei. Tai va, ta linksma gaida ir baigia mūsų laidą. Iki Eurolygos sezono pabaigos lieka 2 savaitės, panašiai laiko lieka ir iki mūsų sezono pabaigos. Džiugu, kad mus žiūrit ir susitiksim kitos savaitės pradžią. Vis. Iki. Olivbet. Premium EuroLeague Basketball rėmėjas. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.